Labai dažnas klausimas pareina į mano pusę. Valentina, tai kokias knygas man reikia skaityti, kad pasiekti rezultatų finansuose? Ir aš atvirai galiu pasakyti, kad, mėlyjei, nesvarbu, kokias knygas jūs skaitysite. Svarbu, kaip jūs jas skaitote. Mačiau daugybę žmonių, kurie perskaito knygą, užsideda varnelę. Perskaičiau. Rezultatų nėra. Tai kaip tas knygas skaityti? Pasiimate vieną knygą. Žiūrėkit, yra paprastas pavyzdys. Paveiksliukas. Čia sako, mintis lygų žodžiai ir lygų veiksmai. Tai jeigu tu pasiimsi vieną paveiksliuką ir pabūsi su ta mintim ilgą laiką ir pritaikysi ją savo praktikoje, pavyzdžiui, užduodama savo klausimą. Tai gerai, tai ką tai reiškia mintis lygų žodžiai, lygų veiksmai? Reiškia, kad tai turi sutapti. Jeigu tai turi sutapti, ar pas mane sutampa? Ar aš esu adekvatus apskritai žmogus savo gyvenime, ar aš tiesiog gyvenu kaip papuolė? Pasiimam kitą sakinį. Pinigų srautas buvo didelis ir kiekvienais metais augdavo stabiliai po 30%. Ir galvoju, tai pas ją augdavo po 30%, o pas mane kaip auga? Iš vis ar žinau savo skaičius? Kiek pas mane procentų auga? O kaip man padaryti, kad pas mane taip augtų po 30% stabiliai apyvarta versle? Jeigu skaitysite būtent tokiu principu, pas jūs rezultatai yra tiesiog neišvengiami.